Geriausias laikas pradėti investuoti buvo vakar. Antras geriausias laikas yra šiandien. Aš nemanau, kad mes nusigręšim nuo nekilnojamo turto. Tai turbūt neįmanoma. Šiandien rinka iš tikrųjų siūlo labai daug alternatyvų ir galimybių. Tai Lietuvoje mes galime pradėti investuoti turėdami 10 eurų. Turbūt kas svarbiausia investavime tai yra disciplina, periodiškumas, nuoseklumas. Tai yra klientas, kuris nori investuoti, kuris nori uždirbti ir kuris nori diversifikuoti savo turimą portfelį. Dažniausias pradinis klausimas ir būna noras pagauti tinkamą momentą. Tačiau galiu pasakyti, kad tinkamo momento nėra. O grynus pinigus kur laiko? Taupyti. Labą dieną, sveiki visi. Naujieji metai ir nauji Novus Asset Management pokalbiai tarp susitikimų, kuriuos šiandien ir pradedam. Aš esu Živilė Kropaitė, o šiandien su manim pokalbyje tarp susitikimų dalyvauja Novus Asset Management klientų aptarnavimo vadovė Jolanta Pašino. Sveiki. Labas, Živilė. Ir taip pat ryšių su investuotojais valdytoja Ramunė Šatė. Labadiena, Ramunė. Labas, Živilė, sveiki. Sveiki visi ir man atrodo, kad norėtųsi mums ir bendrai pasidalinti jūsų patirtim ir konkrečių paskui jau investavimo patarimų išgirs, bet kadangi paminėjau, kad metai nauji, įsibėgėja, gal pradėkim nuo tokio paprasto papasakojimo, koks buvo jūsų pirmas darbas atėjus šiemet naujai štai į tokį gražų biurą, kuriame mes ir esam. Jolanta, jūs gal pradėti. Labai paprastas, labai žemiškas, labai malonus. Tai buvo pasveikinimas kolegų, kurie gimė sausio pačioje pradžioje. Tai buvo linksma diena. Susveikinimai su gražiais žodžiais. Ramunė irgi dalyvavo toje linksmoje dienoje, ar visgi ką nors labai sudėtingai dirbo? Ramunė irgi dalyvavo ir dar galvoju, nuo tada, kai patekau į investavimo temą ir pati pradėjau investuoti, tai kaip mes moteris mėgstam nuotaiką pasikelti, eidamas apsipirkti. Tai pradėjus investuoti, aš dalį savo apsipirkimų perkeliau į investavimą į rinkas. Apsipirkimą prie ekrano. Taip, apsipirkimą prie ekrano, taip, kai atsidarai Interactive Brokers ir tada kažką išsirenki. Tai savo nuotaiką pasikėliau naujų metų pradžiai, apsipirkdama, pasipildydama portfelį. Tada man iš karto norisi klausti, ar pačios naudojatės savo įmonės instrumentais, bet galėsim pasikalbėti apie tai pokalbio pabaigoje. Dabar pasakykim apskritai, ką jūs veikiat savo konkrečioj roliai. Jolanta, jūs ilgai dirbat su klientais. Taip. Kaip galima įvardinti, kas šiandien yra esminis, pagrindinis, tipiškas klientas? Tipiškas klientas labai dažnai užduoda klausimą tokį ir draugai, ir sakykime, patys klientai kartais užduoda tokį klausimą. Yra tipinių tokių bruožų, tai visi nori uždirbti grąžą, visi nori uždirbti pinigų, bet tuo pačiu kiekvienas klientas yra visiškai unikalus su savo gyvenimo kažkokiais, sakykime, etapais, su savo lūkesčiais, su savo rizikos tolerancija. Tai tokio visiškai tipinio paveikslo negalėčiau nupiešti, tai yra klientas, kuris nori investuoti, kuris nori uždirbti ir kuris nori diversifikuoti savo turimą portfelį. Ar tai kaip nors keičiasi ir skiriasi nuo kliento prieš 10 metų, nes žinau, kad jūs jau ir daugiau negu 10 metų dirbat su klientais? Dirbu su klientais daugiau kaip 15 metų, su kai kuriais netgi tokia istorija, kaip keičiasi. Visi kartu ir klientai ir mes tapom turbūt, kaip čia pasakyti, daugiau patyrę. Praėjo ilgą kelią su įvairiais iššūkiais, daugiau žinių turim, daugiau informacijos turim, pasiekiamumas informacijos didesnis ir tai labai jaučiasi, nes anksčiau su klientais daugiau gal klausimų būdavo tokių labai, kaip čia pasakyti, tokių bazinių klausimų. Taip, tai dabar jau einam į gilį, tų klausimų nemažėja, kas džiugina, nes reiškia domisi. Tai matyti tą istoriją, jinai kuria kiekvienas savo klientas savo istoriją. Bet girdžiu, kad taip atvirėja naujovėms tarsi klientai. Žinoma. Tai ir kaip pasakyti, ir tų alternatyvų vis daugėja, ir pasirinkimo daugėja. Technologijos padarė didžiulę įtaką.
tai normalu, kad klientui pasirinkimas yra. Ir tuo labiau, kad kiekvienas klientas, jaunas klientas dabar, kuris ateina, jisai labiau pasaulietiškas, ar ne? Tai turi daugiau patirčių ir daugiau pasirinkimo ne tik Lietuvoje. Tai... Bet jis dažniau ateina, jis arba ji dažniau ateina girdėjęs, ką nors, kokią nors priemonę, apie kurią norisi pasitikslinti, ar visgi tai papasakojat, ko yra, nustemba, kad štai ir taip būna. Būna įvairiai, kadangi su daugeliu klientų dirbu ilgą laiką, tai kas labai džiugina, kad klientai jau savo suaugusius vaikus atveda. Atveda į renginius, atveda į susitikimus. Tai tas labai jaučiasi, kad jaunoji karta labai domisi ir labai skirtingai. Ateina vieni, kurie dalyvauja su tėvais versle ir labiau orientuoti į, sakykime, verslą, kaip jį vystyti ir tuo pačiu paskirstyti ir investuoti. Kiti suaugę vaikai nebūtinai dalyvauja versle. Gal ir nebūtinai tėdžiai, kur neturi darbo, tai gal duosiu šiam painvestuoti. Bet tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog jie turi savo kelią ir turi savo kažkokį matymą, turi savo pomėgius, turi savo tikslus. Bet investavimas vis tiek išlieka įdomus. Tai tiesiog jie atviresni, dar labiau atviresni ir dar daugiau užduoda klausimų. Kas labiausiai motyvuoja dirbant su tais klientais, kurie, kaip sakot, ateina ir turi savo dažniausių klausimų, pavyzdžiui? Labiausiai motyvuoja pasitikėjimas ir rekomendacijos. Neslėpsiu šito, nes labai vertinam tai, kad klientas nori supažindinti ir su savo šeima arba rekomenduoja kažkokiam savo aplinkos ratui. Motyvuoja rezultatai, nes ilgalaikis bendravimas ir toks, kuris pereina net į bičiulystę, tai nėra savaime suprantamas dalykas. Tam reikėjo labai ilgo kelio dažniausiai, nes investavimas tai nėra prioritetas arba pirmo būtinumo, kaip mes kartais sakom, ar ne, kažkoks reiškinys. Tai įvairūs gyvenimo etapai priverčia kartais taptelt, kartais pergalvot, kartais keisti nuomonę. Tai motyvuoja tai, kad su kiekvienu klientu vis dėlto atrandam tam tokį teisingą kažkokį savo labai tinkamą kelią. Motyvuoja tai, kad klientai grįžta, kad klientai džiaugiasi ir padėkoja. Tai pasitikėjimas. Tai tas turbūt pagrindinis dalykas. Į bičiulystę kartais irgi tas ryšys, sako, pereina, tai nebūna kažkaip interesų konflikto, susikirtimo, ar stengiatės, kad būtų kuo daugiau tų bičiulysčių, ar kaip tik? Tai bičiulystė yra geras dalykas ir aš labai džiaugiuosi, kai žinau klientų net anūkų vardus, kurie atostogauja. Tai mes pasidžiaugiam ir tokiom akimirkom, tai yra gyvenimas, iš jo viskas susideda. Labai smagu, kai manęs klausia, kas pas mane pasikeitė per tiek metų. Tai ta bičiulystė, jinai labai svarbi, nes tada klientas pasitikė dar labiau, todėl kad žino, kad bet kada gali paklausti, bet kokio klausimo, nes kartais atrodo, kad klausimas kažkoks kvailas, nėra kvailų klausimų. Jeigu klientui aktualu, jis tai žino, kad jis gali man skambinti, galim susitikti, kiek reikės, tiek turėsim tų pokalbių, ar gyvų, ar telefonu, kiek reikės, tiek atsakysim, kiek reikės, tiek aiškinsimės vienokio ar kitokio reikalų esant. Taip, tas atvirumas, sąžiningumas, jisai prioritetas mūsų darbe. Ramune, kaip pačiai atrodo, kodėl motyvuoja, ar motyvuoja klientai ir ar norisi irgi su jais kurti santykį? Tas santykis tikrai motyvuoja ir motyvuoja tas santykis, kurį tu sugebi sukurti tvarų tokį ilgalaikį ryšį, tada, kai tu savo investuotoją taip visapusiškai pažįsti, kai tu žinai jo vertybės, tu žinai, kokias rizikas jisai toleruoja, kokie yra jo tikslai. Dažniausiai jo, kaip ir Jolanta sakė, kad tas santykis, tvarus santykis, jisai labai dažnai perauga į bičiulystę, jisai yra grįstas pasitikėjimu, atvirumu ir didžiausias įvertinimas yra žinoma tai, kad tas geras bendras rezultatas, track recordas tas kartu, kad jie nuolatos grįžta, papildomai kviečia, tada rekomenduoja savo draugus, šeimos narius įtraukia. Tai... Aš jūs pristačiau kaip ryšių su investuotojais valdytoja, o ką konkrečiai tai reiškia? Kokius ryšius jūs valdot, prie kokių projektų reikia dažniausiai dirbti? Koks tas darbas?
Tai pagrindė mano darbas ir yra su investuotojais bendravimas, tai yra tiek turimų kontaktų ryšių palaikymas, tiek naujų kontaktų ieškojimas, užmezgimas ir pati dirbu su investuotojais, aiškinuosi jų poreikius, formuojam jų portfelius ir tada parinkinėjam geriausiai, labiausiai tinkančius produktus. Tai toksai gal šiek tiek net ir prisiliečiam prie to tokio wealth managemento, dėl to, kad kiekvienam investuotojui individualiai stengiamės pasiūlyti konkrečiai jam tinkantį portfelį. Konkrečiau jau dabar kalbant, obligacijų fondas, nekilnojamas turtas yra pačios sritis. Taip, Novus Asset Management mes esame fondų valdytojai. Didžioji dalis mūsų turimų fondų yra susijęs su nekilnojamu turtu, tai gyvenamoji paskirtis nekilnojamas turtas, komercinis turtas srautinis ir mano mėgstamiausias produktas tai yra obligacijų fondas. Kuo aš jį mėgstu, tai pirmiausia yra ir tai, kad pati prisilieti kažkiek prie to verslo, praplėti savo akiratį, besigilindama į kiekvieną projektą. O investuotojui, ką suteikia šitas fondas, tai galimybę diversifikuoti riziką, turėti ganėtinai aiškę grąžą, nuosaikius pinigų srautus, na ir sudėtinės palūkanas. Kai sakėt, kad svarbu pažinoti klientą, nežinau, kuri dabar iš jūsų, bet man atrodo, Jolanta, kad žinai, kokias rizikas toleruoja, ar ne? Pakalbėkim konkrečiau apie investavimą ir besikeičiančią investavimo kultūrą ir pasakykim, kiek iš viso linkę, kiek yra polinkio labiau toleruoti rizikas negu ten, tarkim, anksčiau, kiek rizikingai nusiteikę yra klientai. Labai priklauso nuo klientų ir nuo situacijos. Pastaruosius metus, aišku, visi išgyvenom tam tikrus iššūkius, tai ir pandemija, ir geopolitinė įtampa, tai ta rizika, jinai, taip, sakykime, prisitaiko prie aplinkos, prie gyvenimo etapo. Nes kažkuriuo momentu klientui atrodo, kad jis galėtų labiau rizikuoti ir norėtų rinktis su didesnė grąža produktus. Bet tas pats klientas po kelių metų jau sako, žinai, ne, stop, aš jau norėčiau truputėlį ramiau, kad tai būtų likvidu, trumpesniam laikui. Tai dažniausiai ateina, matytas sprendimas, kai klientas tampa vyresnis. Aš galvojau, kad kai grąžos mažiau gavo iš ankstesnių etapų. Ne, nebūtinai. Čia gal labiau susijęs su aplinkos kažkokiais, sakykime, poveikiu ir su kliento gyvenimo etapo. Nes jeigu to paties kliento būtume paklausę prieš 20 metų, jis būtų sakęs, oi, būčiau žinojęs, aš būčiau viską sudėjęs rizikingai ir turbūt net nebūčiau visiškai dėl to jaudinęsis, ar ne? Bet kuo tampam vyresni ir klientai tame tarpe, tuo norisi saugiau, likvidžiau ir kad tai nebūtų labai didelė rizika. Jaunesnis klientas, faktas, jisai gali investuoti, gali sau leisti investuoti ilgesniam laikui, gali labiau rizikuoti, nes supranta, kad tai irgi yra patirtis. Kokios buvo iš tikrųjų investuotojų nuotaikos praėjusiais metais, 2025, kokios vyravo? Manau, 25 metam labai taikliai tinka apibūdinimas amerikietiški kalneliai. Nes nuotaikos tikrai labai svyravo, jos kilo leidosi nuo optimizmo iki sustojimo ir tą labai įtakojo Amerikos politiniai sprendimai, kurie buvo labai sunkiai nuspėjami. Ir šiuo atveju laimėjo, aišku, tie, kurie tiesiog išlaukė, buvo disciplinuoti, išlaikė šaltą protą, emociją ir tie labiausiai laimėjo. Bet visada jie laimi? Dažniausiai taip, nes šiaip iš tikrųjų net yra tokia statistika, kad jeigu bandyti pataikyti tuos pačius geriausius momentus, kada yra pakritimas, ar tiesiog visą laiką stabiliai, disciplinuotai išbūti rinkoje, tai dažniausiai laimi tas, kuris išbūna ir nuosmukį, ir pakilimą, in the end, pabaigoje jisai turi geresnį rezultatą. Tai gerai, tai tada nešalto proto pavyzdys, tai būtų tas klientas, kuris pamatęs kritimą iš karto ateina ir pasinaudoja visom galimybėm viską
Ištraukti lauk. Stengiasi ištraukinėti, tai taip, tokiu atveju tai nėra teisingas elgesys, reikėtų tiesiog išbūti tą momentą. Ir praeitį metai tą iš tikrųjų labai parodė, dėl to, kad ta rinka jinai labai daug svyravimų turėjo ir vieną dieną krisdama, kitą dieną jinai vėl kilo vos net dvigubai. Tai tas išbuvimas, tiesiog išlaukimas praeitais metais, jisai davė tokią pridėtinę vertę tiem, kas išbuvo ir išlaukė momentų. O geopolitinė situacija visgi investuotojų sprendimam daro tokiam juntamą, matomą didelę įtaką, ar ne? Tikrai įtaką daro ir tas labai jaučiasi. Investuotojai labiau pradėjo vertinti riziką, labiau nukreipinėti pinigus į tokius trumpalaikius projektus, gal sunkiau šiek tiek įsipareigoja ilgesniam laikui ir atsirado didesnis noras geografiškai diversifikuoti portfelius. Tačiau pastaruoju metu tokį jaučiu ir džiuginantį momentą, kad dalis kapitalo visgi grįžta atgal į mūsų namų rinką, dėl to, kad ji siūlo premiją už tai, kad mes esame mažesnė rinka, dėl to, kad mes turime tą geopolitinį foną, tai čia investuotojas turi galimybę uždirbti daugiau. Ir iš tikrųjų turiu ne vieną investuotoją, kuris gyvena užsienyje ir investuoja čia Lietuvoje, dėl to, kad tiesiog mūsų rinka yra suprantama mūsų verslų kultūra, teisinė sistema yra jam aiški. Taip pat turime privilegiją pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis. Tai investuotojai po truputėlį savo kapitalą grąžina čia ir tas labai džiugina, nes tai yra labai gera paskata verslam. Kiek gyvenančių ne Lietuvoje investuoja į Lietuvą ir per kokius, iš esmės per kokias priemonės? Tai iš tikrųjų lietuviai geografiškai savo diversifikavimą portfelių didžioji dalis, na bent jau su tais, su kuriais aš bendrauju, tai didžioji dauguma jų investavo į nekilnojamą turtą. Taip jau yra istoriškai susiklostę, kad lietuviui tas pačiupinėti galima investicija, matoma investicija, jam yra labai gerai suprantama ir atrodo, kad saugi investicija. Tai labai daug lietuvių, tie, kas turėjo galimybės, pirko nekilnojamą turtą Ispanija, Portugalija, Pietų Europoje ir taip investavo savo pinigus, nes tai yra lengviausias būdas turbūt investuoti, nes jeigu mes kalbame apie kažkokias priemonės, apie Šveicarijos bankus, tai arba reikia tada turėti labai didelį kapitalą, arba tada jau labai gilintis į tuos produktus, dėl to, kad vis tiek skiriasi mokestinės sistemos, teisinės sistemos ir jeigu taip tiesiog finansinės priemonės, tai kartais lietuviai yra patogiau čia Lietuvoje investuoti dėl mokesčių teisinių ir visų šiaip kultūrinių supratimų. Pakalbėkime apie nekilnojamą turtą ir truputėlį plačiau. Ir kai sakom, kad tai yra aiškiausia vis dar, arba bent jau vis dar labai aiški investicija, ar tai reiškia, kad aš imu ir nusiperku butą, ar ir per, pavyzdžiui, obligacijas yra lengviausia ir labiausiai norisi investuoti ten, kur yra aiškus, nežinau, ten nekilnojamo turto projektas. Va, statysim namų kompleksą ir aš ten nusipirksiu obligacijų ir man tada irgi aiškiau negu kiti instrumentai. Jokios paslapties ir čia jokios naujienos nepasakysiu. Lietuviam tikrai labai svarbus nekilnojamas turtas ir investicija į nekilnojamą turtą. Skirtumas galbūt, jeigu klientas ateina per fondą ar per obligacijų, jisai į tą patį nekilnojamą turtą, kaip mes sakom, tai jam daugiau to rūpesčio ir neprisideda. Jeigu jisai nusipirko butą, namą, ten sakykime, nuomai ar kažkam, tai jisai turi daugiau kuo rūpintis, ar ne? Ir to galbūt ir streso prisideda papildomai, nes jau tada reikia sužiūrėti daug visokių dalykų, papildomų tokių, ne vien tik tai, kad įsigijau ir viskas, tai su juo kažką reikia nuveikti, kad jisai dirbtų ir uždirbtų pinigų. Čia labai įdomi ir gera mintis, nors turbūt, kad kai investuoji į fondą, tai tada tas darbas yra vis tikrinti, kaip ten sekasi tam projektui. Tai klientui gal net nereikia pačiam tikrinti, mes atsakom už tai ir informuojam periodiškai, tikrai pasidalinam, kas vyksta su to projektu, kaip sekasi, buvo kažkokie iššūkių ar nebuvo kažkokie iššūkių, kokiame etape dabar esame, ar ne, kiek pasistumėjo statybos. Visą tai labai labai įdomu klientui ir mes apie tai visada dalinamės. Tai jam toks belieka laukti iš mūsų žinių, kurios
jau mes turim savo tam tikrą tokį nusistatymą, kad klientas turi žinoti, kas vyksta ir tai turi žinoti periodiškai, ne pradžioj projekto ir gale projekto, bet ir tarpinės grandys yra labai svarbios. Ramunė, ar pritarėt, kad svarbu Lietuvos investuotojui yra nekilnojamas turtas? Tikrai taip, dar vis didžioji dalis investuotojų investuoja į nekilnojamą turtą, tai pirmiausia yra nuosavas būstas ir tada netgi investicijos, ar tai būtų fondas, ar tai būtų obligacijos, jeigu tai yra susijęs su nekilnojamu turtu, tai lietuviai dar vis yra labiausiai suprantama, apčiuopiama ir jie labiausiai pasitikė būtent tokiamis investicijomis. Aišku, labai malonu stebėti, kad ypatingai turbūt jaunimas, jie edukuojasi ir jų finansinis raštingumas tikrai sparčiai gerėja. Ir matom, kad visgi tie vertybiniai popieriai, finansiniai instrumentai naudojami rinkoje, jų paklausa, pasiūla labai plečiasi, tai galimybės tikrai didėja ir portfeliai tampa vis labiau tvaresni. Ir bendra tokia tendencija ir yra tada, kad truputėlį gręžiamės nuo nekilnojamo turto, ar tai būtų per drąsu apibendrinti? Aš nemanau, kad mes nusigręšim nuo nekilnojamo turto. Tai turbūt neįmanoma. Ir manau, kad ir nereikia to daryti, nes tai yra viena iš diversifikacijos sričių. Ir kodėl neinvestuoti ten, kur aišku, kur suprantam, kur jaučiamės geriau, komfortiškiau, tai irgi yra rizikos valdymas. Tai aš nemanau, kad mes pabėgsim labai toli nuo nekilnojamo turto. Tai nekilnojamas turtas, kuris, jau sakėm, nelabai kur nors ir trauksis ir yra labai suprantamas, tai yra tikrai suprantamas, bet, pavyzdžiui, sudėtingesni profiliai, sudėtingesnės priemonės, privačios skolos fondai irgi egzistuoja, jūs juos irgi siūlot, kiek jie patrauklus, kiek jie suprantami. Iš tikrųjų, aš pati tai labai mėgstu mūsų turimą fondą, dėl to, kad apskritai porą metų, jeigu žiūrėti retrospektyviai, tai lietuviai atrado obligacijas labai aktyviai, dėl to, kad obligacijų rinka, jinai generavo dviženklės grąžas, ir tikrai labai daug lietuvių ėmė investuoti į obligacijas. Ir čia mes turime tokią alternatyvą obligacijų portfelį. Ten, kur tau nereikia eiti gilintis į kiekvieną verslą, žiūrėti jų finansus, žiūrėti užstatus konkrečiai, o mes turime tiesiog jau atrinktą suformuotą portfelį, visą darbą padarytą už investuotoją, mes turime diversifikuotą riziką, turime lankstumą, turime sudėtinės palūkanas, turime galimybę pasinaudoti investicinę sąskaitą ir mokestinę lengvatą, bei turime ganėtinai nuosaikiai planuojamą srautą generuojamą. Jolanta, privačios skolos fondai. Taip, aš tik tai galiu paantrinti, kad ir klientai labai mėgsta ir myli privačios skolos fondą ir mes labai džiaugiamės, kad tikrai buvo geri metai praeiti, labai nemaža klientų dalis atėjo ir tik paantrinsiu, kad tai yra diversifikacija. Ir tiem klientam, kurie vis tiek labai nori nekilnojamo turto, mes turim gerą žinią, nes tame privačios skolos fonde irgi yra projektų, kurie yra susijęti su nekilnojamo turtu. Tai gal būtų galimybė mums dar pasakyti, kas yra tie privačios skolos fondai? Privačios skolos fondas, kuris skolina, jeigu taip labai paprastai tariant, tai skolina lėšas mažom ir vidutiniam įmonėm, o tos įmonės skolinasi lėšas vystymui verslo arba kažkokiam konkrečiam projektui, tai tada jau, kaip sakyt, leidžiamės į detalės, ar ne, kiekviena įmonė skirtinga turi savo poreikį. Dar gal galėčiau pridurti, kad ta diversifikacija, jinai taip ganėtinai plačiai apima tą diversifikavimą, dėl to, kad yra ne tik MT verslai, yra labai įvairūs verslai, kurie net ir ekonomiškus, tuos ekonomikos ciklus perdengia. Tai manau, ypatingai pradedančiam investuoti, tai yra labai gera priemonė, nes didįjį darbą, atranką, visą valdymą padaro tą puikiai išmanantis profesionalus žmonės. Mes būtinai pakalbėsim apie pradedančius, kaip jūs įvardėjot, ir nuo ko pradėt, ir norisi išlaikyti dėmesio ir intrigą, kad tas, kas susidomėjo, užsikabintų ir
padarytų kokį nors žingsnį, kurio taip ir nepadaro, nors gal jau seniai svarsto. Bet man dar norisi, kad aptartumėm pasiskirstimą lyties atžvilgiu, aptariam jau diversifikacijos, tokį didesnį poreikį, prisijėmimą rizikos ir tokį polinkį į tai. O kaip yra išsiskirstimų vyrai, moteris, galime taip apibendrinti, kad moteris yra kur kas geresnis arba kur kas blogesnis investuotojas? Oi, ne, tikrai neblogesnis investuotojas. Tiesiog galbūt moterų, ne galbūt, o iš tikrųjų moterų požiūris į investavimą, jis yra atsargesnis. O atsargesnis ta prasme, kad jom labai rūpi, kur ir kodėl investuojam, ar ne, įsivertinti labiau rizikas, vis dėlto apgalvoti įvairius scenarius ir suprasti, kiek ji jausis rami ar nerami tam tikroje, kažkokioje, sakykime, nenumatytoje situacijoje. Tai dažniausiai sprendimai būna tokie labiau apgalvoti. Kas tada laimi tokioj viena vertus saugesniai, kita vertus rizikingesniai strategijoje kely, ilgalaikiai perspektyvoje? Moteris yra geresnės pagal skaičius ir gražą investuotojas ir vyrai. Tai statistiškai yra paskaičiuota, jog moters portfelis generuoja bent jau porą procentų didesnę grąžą negu vyro. Ir taip yra dėl to, kad tai, ką Jolanta išvardino, visa ta disciplina, įsigilinimas, nuoseklumas, kas šiek tiek liūdina, tai kad rinkoje 70% investuotojų yra vyrų, apie 30 moterų. Tas skaičius proporcija šiek tiek keičiasi, per lėtai, norėtųsi, kad greičiau. Ir norėtųsi moteris paskatinti investuoti, nes mes sugeneruojame šiek tiek daugiau grąžos. Ar galim įvardinti, kokie yra dažniausi pradiniai klausimai? Dažniausias pradinis klausimas ir būna noras pagauti tinkamą momentą. Tačiau galiu pasakyti, kad tinkamo momento nėra. Arba visi yra tinkami, ne? Visi momentai yra tinkami, jo. Iš tikrųjų, geriausias momentas buvo vakar, kitas geriausias yra šiandien. Tai svarbiausia yra pradėti ir tada klausimai, kuriuos mes atsakinėjame, tada jau vienas paskui kitą, tai yra pirmiausia biudžeto savo peržiūrėjimas ir suplanavimas finansų, kuriuos mes galime disciplinuotai, periodiškai atidėti investavimui. Tada mes įsivertiname savo poreikius, rizikas, instrumentus parenkame, į ką mes galime investuoti. Ir labai svarbu yra išsikelti tikslą. Ar tai yra mums finansinis augimas, finansinė laisvė, o galbūt tai yra tiesiog atostogos ar vaikų mokslai. Tai tas išsikeltas tikslas, jisai visada padeda lengviau siekti rezultato. Na ir tuomet jau nuoseklus, disciplinuotas darbas prasideda. O jeigu tikslas yra tiesiog, aš turiu kažkiek pinigų, čia turbūt dabar labiau apie privačius investuotojus šitas klausimas taip suformuluotas skamba, bet tarkim ten išsiėmiau iš antros pakopos ir išsiėmiau todėl, nes įsivaizduoju, kad pats kažkur galiu geriau investuoti. Kiek man reikia būti išsiėmus, kiek man reikia turėti pinigų, kad galėčiau pradėti? Stereotipiškai labai dažnai rinkoje susitarėm su mintimi, kad reikia labai daug turėti tam, kad pradėti investuoti. O tas daug yra labai subjektyvu ir individualu. Kažkam daug atrodo gal ten 1000 eurų, o kažkas sąskaitoje turi 100 000, kurie kasdien yra nuvertėjantis ir neuždirba papildomų pajamų. Tai tas, kiek reikia turėti, šiandien rinka iš tikrųjų siūlo labai daug alternatyvų ir galimybių. Tai Lietuvoje mes galime pradėti investuoti turėdami ir 10 eurų. Turbūt kas svarbiausia investavime, tai yra tai, ką vis kartoju, miniu, ta disciplina, periodiškumas, nuoseklumas. Tai yra svarbiausia. O tam, kad pradėti investuoti, tikrai nereikia daug. Kaip jūs sakytumėte, Jolanta, kokie tie svarbiausi klausimai pirmi? Aš galiu tik papildyti, Ramunė, kad vis tiek tie pirmi klausimai, tai dažniausiai būna apie patį instrumentą. Kokia rizika, kiek aš rizikuoju, ar ne, ir kiek aš uždirbsiu. Bet galiu pasakyti iš patirties, kiek jau vis tiek ilgametė patirtis diktuoja tai, kad kiekvienais metais, kada mes bekalbėtume su klientais, visada atsiranda kažkokių baimių arba kažkokių tokių gyvenimiškų situacijų arba sakykime, pasaulio įvykių,
kurie atrodo labai baisus ir kurie atrodo, kad dabar tai jau tikrai netinkamas laikas investuoti. Bet kai atsigrėžiam atgal, tai matom, kad buvo laikas ir tiesiog reikėjo žengti žingsnį ir pasaulis labai stipriai keičiasi kiekvieną dieną. Tai jeigu būtume bijoję tą 20 metų, tai tikėtina, kad kai kurie klientai ir nebūtų tam dabartiniam taške, kuriame yra. Ir mes nebūtume turėję to ilgamečio tokio bičiulystės, draugystės, bendradarbiavimo. Ar pati Novus Asset Management komanda investuoja į savo produktus? Patys jos nariai, pavyzdžiui, Ramunė. Tikrai taip. Man tai yra toksai, net atrodo, kaip galima būtų to nedaryti, dėl to, kad kaip aš po to savo klientui, savo investuotojui pasakysiu, tu investuok, o jisai manęs paklauso, tu investuoji, kaip aš jam pasakysiu, kad aš neinvestuoju, kodėl aš neinvestuoju. Tai pirmiausia, produktus, kuriuos aš siūlau savo investuotojui, aš pati esu ta, kaip mėgstam labai sakyti, skin in the game. Bet kažkur yra riba, jeigu jau klientas pradeda klausinėti, o kur ten konkrečiai, kaip išdiversifikavai, tai kažko jau nebeatskleidžiat. Tai šiaip iš tikrųjų, kaip ir minėjau, tas atviras toksai clear santykis, bendravimas su investuotoju yra labai svarbu. Ir turbūt nelabai turiu ką slėpti apie savo portfelį, turiu tikrai ir turėjusi per istoriją ir blogų sprendimų ir jais pasidalinu dėl to, kad tai yra labai natūralu, žmogiška ir gyvenimiška. Ir tada, kai tu toksai irgi leidėsi būti pačiupinėjamas, tada tas ryšys visai kitoks atsiranda, kai tu nesi ten kažkoks labai tobulas visada su vien tik tai nuostabiais rezultatais, kai tu turi irgi įvairių patirčių ir gali jomis pasidalinti. Tai, manau, yra vertybė. Kaip maždaug dabar atrodo pačios profilis? Tai, pirmiausia, standartiškai lietuviškai turiu nekilnojamą turtą, kuris prabalansuoja, atsveria infliaciją, ekonomikos ciklus. Augimui turiu amerikietiškų akcijų, ETF fondai šiek tiek diversifikaciją ir tokį nuosaikesnį augimą suteikia portfeliui. Stabilizavimui naudoju Baltijos šalių, daugiausia Lietuvos obligacijas. Tai jos tokį stabilizavimą duoda ir ganėtinai aiškų srautą. Taip pat dalį pinigų laikau grynaisiais, kas galbūt atrodytų ne visai efektyvu, tačiau jie yra su tikslu išgaudyti tokius perliukus rinkoje pasirodančius, o jų tikrai karts nuo karto būna. Ir pabaigai turiu tą savo mylimą fondą, obligacijų privačios skolos fondą, kuris diversifikuoja, lankstumą suteikia, tą tokią nuosaikų augimą ir pinigų srautus. O grynus pinigus kur laiko? Taupyti. Ofise saugiausia. Grynus pinigus tiesiog sąskaitoje. Tiesiog sąskaitoje, ne išimtus, žodžiu, ne fiziškai pačiupinėjimus. O koks tada yra pats nesėkmingiausias praeities investicinis sprendimas? Tai kai pradėjau investuoti ir Lietuvoje buvo tas toksai pats pikas obligacijų grąžų, tai įsigijau tokią obligaciją, kuri tai dienai siūlė 15% metinę grąžą ir taip ir liko ta grąža man. Tai 0 buvo grąža. Aš dar taip eigoje sugebėjau antrinėje rinkoje parsiduoti, tai taip ne visiškai 0, tačiau nuostolių patyriau. O galit pasidalinti pačiu sėkmingiausiu per visą savo asmeninę investavimo istoriją? Daugiausia grąžos arba šiaip pasitenkinimo atnešusių sprendimų? Kaip sėkmingiausias investicijas tada įvardinčiau būtent fondas ir obligacijų emisijos. Kodėl tai sėkmingiausias? Turbūt todėl, kad tikrai žinojau, apie ką eina kalba, žinojau patį projektą vienu ir kitu atveju, žinau, kaip tai veikia, nebijojau ilgesnio termino ir paskirčiau, sakykime, taip, pagal terminus ir pagal sumas tas investicijas. Kokių dar patarimų pradedantiesiam galim duoti? Norintiem pradėti investuoti, matyt, svarbiausia yra suprasti, koks tikslas to investavimo.
suprasti, kad diversifikacija jį visada pasiteisina, kad nesutelkti savo dėmesio į vieną kažkokią sritį arba vieną klasę, galbūt pabandyti ir pažiūrėti, kaip tai veikia patį žmogų, patį investuotoją, kiek aš toleruoju tos rizikos, kiek man aktualu pasidaro stebėti ir tada gaudyti naujienas, nes kol pats neinvestuoji, tai visą tai, kas eina naujienų srautas, jisai dažnai praeina. Tai matyt toks pradedančiam. O toliau kiekvienas laikotarpis, kiekvienas etapas, kiekvieni metai jie duoda tada tokį, sakykime, jau išsigryninimą, kur aš norėčiau būti, kokią didesnę dalį turėti savo lėšų, kokioje srityje. Ir tai natūraliai susidėliojo portfelis per daug metų. Aš tai gal labai paprastai, kadangi Jolanta išvardino visus pagrindinius kertinius momentus, tai man labai patinka kinų senovės patarlė. Geriausias laikas pasodinti medį buvo prieš 20 metų, geriausias antras laikas yra šiandien. Ir Warrenas Buffettas šitą patarlę labai gražiai pritaikė investavimui, tai geriausias laikas pradėti investuoti buvo vakar. Antras geriausias laikas yra šiandien. Tai pradėti investuoti siūlau tikrai negaudyti kažkokio tai geriausio momento, nelaukti, o pradėti investuoti šiandien. O ko norėtųsi labiausiai palinkėti dabartiniams esamiems jau gal tiems klientams, su kuriais, kaip sakėt, 15 metų dirba? Palinkėti, kad dar būtų tie 15 metų ir ateityje. Čia toks, sakykime, gal pajokavimas, bet šiaip labai labai džiugina, kad kiekvienas klientas yra visiškai unikalus ir džiugina tai, kad dabar jau pasitikėjimas išaugęs tiek, kad perdodama ir kitai kartai tas noras investuoti, kad vis dėlto supratimas ateina, kad investavimas tai ne tik skaičiai, tokie sausi skaičiai, kažkokios rizikų vertinimas ir grafikų žiūrėjimas, bet tai yra investavimas yra apie bendradarbiavimą, apie abipusį pasitikėjimą ir santykių kūrimą, kuris ilgainiui padeda tiek mums, tiek klientam. Ramunė, kokių norėtųsi 26 metų su turimais klientais, ko norisi jiems palinkėti, į ką atkreipti dėmesį, ko nepražiūrėti? 26 metais norisi turbūt tiesiog tų tokių kertinių dalykų palinkėti. Tai disciplina, planavimas, nuosaikumas, nepasidavimas nuotaikoms, nes matom iš metų pradžios, kad tikėtina, jog tie metai vėl primins amerikietiškus kalnelius. Tai tiesiog išbūti, pasitikėti, išlaukti ir gero kartu bendro rezultato. Ačiū abiems, ačiū Ramunei, ačiū Jolantai, ačiū tiems, kurie žiūrėjo tarp susitikimų pokalbiai, kurie Novus Asset Management tikimės dar bus šiais kitais metais. Gražios visiems metų pradžios, gero investavimo ir iki naujų susitikimų.